vaikystę visą praleidau Jurbarke, ten prabėgo mano gražiausios turbūt ir pačios labiausiai pašėlusios jaunystės, vaikystės dienos. Augau, kažkada buvau 4 asmenų šeima, dabar 5 asmenų šeima, tėtis, mama, turiu brolį, sesę, myliu labai juos. Tomas tai yra šeimoje pirmas vaikas, kuris gimė mylimas, laukiamas, akušerį. Išvydus jisai labai buvo stambus vaikas, žandais dideliais ir sakom, tai yra laimingas vaikas gimęs po laiminga žvaigždė. Tada aš to žodžius galbūt ir priėmiau kaip ir, ne juokais, bet tiesiog nesureikšminau tų žodžių. O kaip dabar matau, tai ir brolis sako, jisai eina keliu kaip vandeniu. Tiesiog jam gyvenime sekasi. Stojau socialinę pedagogiką. Mokindamasis tenais dirbau Raganiukės teatre 1,5 metų. Paskui po Raganiukės teatro jau atėjo Pikos eilė. Esu dainininkas ir socialinis darbuotojas ir viskas viename. Tomas atsirado grupėje Picasso taip kaip ir visi vaikinai atrankos būdu, bet jisai labai išsiskyrė iš visų kitų, kaip pasakyti, atrankos dalyvių, vien jau dėl to, kad jisai, kada mes jį pasikvietėm pokalbį, jisai kalbėdamas visą laiką, taip darė, ir kalba, ir visą laiką daro, taip, visas toksai degė, dėl to man labai jisai įstrigo, iš tikrųjų, žmogus, kuris matosi, nori kažką veikti, kažką daryti. Šokiai yra dar viena stotelė, kuri man turbūt atneš tokią pakankamai gerą gyvenimo mokyklą, kaip reikia iš tikrųjų juodai dirbti ir repetuoti naktim ir art dėl savo tam tikrų siekiamų tikslų. Toliau kas gali sekti? Toliau seks, aš manau, gal kokios laidos vedimas, po to pavadinsim kokiam nors filme, tai yra tam tikra stotelė, kuri galbūt pametės mane toliau. Aš negaliu nesakyti, kad aš nenoriu laimėti. Aš labai noriu. Tomyti, aš manau, kad tu tikrai laimėsi šiame projekte, nes aš žinau, koks tu esi. Taip, kad Tomyti, tau tik tai dabar reikia nueiti ant parketo, atsistoti ir parodyti, koks tu esi vyras. Sėkmės tau. Tomai, visa šeima, mes tave palaikome. Tėtis, brolis, sesė, mylime, bučiuojame ir sėkmės tau.